Labas rytas, tai mūsų nuostabi graži kelionė iš tikrųjų kaip ir baigėsi. Šiandieną išvykstame iš paskutinio mūsų kelionės taško, Liublino, ir po truputėlį judame link namų. Nusistatėme navigaciją į Suvalkus, ten stosime Bedrionkų, nusipirkti šiek tiek maisto, vis tik pigiau Lenkijoje. Daug nepirksim, truputėlį vištienos, gal sūrio. Sustosim vynotekoj, nusipirksim kokteilių, nusipirksim šampano, vyno ir važiuosim namo. Rytoj mūsų laukia graži šventė, vestuvės Andriaus sūnėno. Nekantraujam pagaliau susitikti su giminaičiais ir praleisti dar 2 nuostabės dienas. O iš visos šitos kelionės iš tikrųjų noriu išskirti 3 labiausiai man patikusias vietas. Tai būtų Praha, didmiestis, nuostabi architektūra, iš tikrųjų labai gyvas miestas ir tikrai nuostabiai gražus, verta bent kartą apsilankyti jame. Taip pat Austrija, kur be pažvelgsi, visur nuostabi, graži gamta ir labai tikiuosi, kad į Austriją aš dar tikrai grįšiu. Tai va. Ir žinoma, kas be ko yra Zakopanė, kuri taip pat paliko didžiulį įspūdį. Per tas 4 dienas Zakopanėje mes žygiavom gal apie 50 km, nuostabiai praleidom laiką su draugais. Padarėm sustojimą, truputėlį nuvažiavome nuo Liublino, visai nedaug, užsipilti kuro, tai užsipilėm 32 litrus, sumokėjom 191 zlotą, 95 benzino. Andrius nuėjo susimokėti, tai pasiplavom langus ir iki Suvalko mums lieka apie 400 km. Dabar važiuosime apsiprekinti. Tai kelionė dar netrumpa laukia, nuo Suvalko dar maždaug 110 km iki Kauno ir busim namuose. Žodžiu, litras benzino 5 zlotai 96 grošai kainuoja, tai pasakysiu. Ir patikslinsiu, iki Suvalko 386 km ir 4 valandos 14 minučių kelio. Tai planas iki 5 grįžti namo su visais apsišopinimais. Tikiuosi, kad į tą planą mes puikiai sutilpsime, nes kelionė baigėsi ir jau iš tikrųjų su kiekviena kelionė, kai jau žinai, kad ateina į pabaigą, jau ateina ir tas noras ir ilgesys namų. O beje, kas liečia mūsų draugus, tai nepaminėjau, mes su draugais jau įsiskyrėme vakar iš tikrųjų iš Zakopanėje. Jie išvažiavo į Krokuvą, ten praleido naktį, mes praleidom Liubline. Ir šiandieną jie iš Krokuvos jau pajudėjo link Augustavo, ten dar pabus dieną pusdienį, nes realiai mes Krokuvai buvome prieš 3 turbūt metus ar 4. Buvom Krokuvoj, lankėmės Aušvice koncentracijos stovyklai, lankėm druskų kasyklą, Krokuvos senamiestį, ten praleidom tik 2 naktis. Bet užteko viską, ką norėjom pamatyti, tą pamatėm. Taip neaplankėm Krokuvos pilies, gal truputėlį gaila. Tai gal kada pakeliui važiuodami tiesiog greit užsuksim prasibėgti pro pilį be nakvynės. Taip, termometras rodo 30 laipsnių šilumos, yra 11:30 dienos ir iki Suvalkų lieka 280 km. Pafilmuosiu Andriuką, va. Pažiūrėkit, jisai jau nuotaikoje važiuoja namo, jau pasilgęs darbo. Šiaip tai sakė, jisai mieliau eitų darbą, negu Zakopanėje po kalnus braidytų. Ane, Andriu? Sakei taip, melagi. O šiaip tai jis gali ir eiti darbą. Eik, uždirbsi daugiau pinigų, galėsim su dukra po kalnus braidyti mes, vietoj tavęs. Mums lieka apie 40 minučių iki pirmo sustojimo ir jau busim nuvažiavę 2,5 valandos nuo Liublino. Pirmas oficialus sustojimas. Sustojame Top Drive, va. Andrius eina po dušu. Šopingynas ir stalas pavėsėje į ką. Paštomatas, va. Jeigu ką siuntą užsisakyt. Viskas vietoj. O, čia kaip pėsų. Žodžiu, sakėm, barbecue vingsų, pepsis, bulvytės. Aišku, aš norėjau ledų, bet, tebūnie. Suvalkose valgysiu gal ledus. O čia taip pavalgysim. Karteczka. Kartą? Płacić, tak? A na miejscu? Na miejscu. Dobra. 68.
Sveiki. Tai va, barbecue vingsai 12 vienetų, 3 porcijos bulvyčių ir kola mums kainavo apie 16 eurų. Tai mūsų šios dienos pietus ir jau iki namų turbūt nevalgysime nieko. Tai jau tik namuose vakarienę pavalgysime. Iki Suvalkų mums lieka 2 valandos 15 minučių kelio. Tai skanaus mums, skanaus Andriui, skanaus mūsų brangiai Gusteliai ir žinoma man. Žiūrėkit, Andrius valo mašiną, nevažiuoja, nes priekyje tipo kažkas yra, tai eina pažiūrėti, kokį vabalą praeit, reiškia priekį, ar valį, ar ką ten. Tuoj sužinosim. Kas ten buvo, Andriukai? Nežinau. Tai neradai nieko? Ne. Bet va jau neatsipė. Tai buvo mosytė kokia nors. Nieko, sa. Nu ir mes jau išjudame. Pavalgiau visai skaniai, biški per daug buvo to barbecue padažo, iš tikrųjų ir šiek tiek jautėsi aštrumas. Ir sekantis mūsų stojimas bus Suvalkose pasišopinimui. Tik 20 minučių lieka iki Augustavo. Pui, atsiprašau, iki Suvalkų. Kokio Augustavo draugai važiuoja Augustavo, tai aš čia kliečiau. Tai laukia 28 laipsniai, temperatūra krenta link Lietuvos, bet vis tiek labai karšta, graži, tiesiog vasara prie kokios mes visi ir esame įpratę. Tai taip, 38 km. Važiuojame autostradą, todėl tas kelias greitas, o kas jau ten nuo tų Suvalkų, tai jau ranka pamoti ir namuose iš tikrųjų. Tai... Na ką, vynoteika? Varysim šampanuotis. Matote, radote pigiau, dovana kompensacijai. Žiūrėkit, Kalnapilis euro nekainuoja, nei Engelmanas euro nekainuoja, nei ekstra nekainuoja euro. Ekstra eurą. Beveik euras ekstra jo, sakykime 98 centai. Boska 16, kem 9 zloto, tai apie 3,80 € butelis. Nu, tik dėžutę pasiėmiau, tik aš čia yra 12 buteliukų, 12 savaitgalių. Nu gerai, gal daugiau savaitgalių, ne kiekvieną savaitgalį vartoju. Nusipirkome dėžutę šampaniuko ir išeinam, nes vynas, kurį aš mėgstu, parsiduoda Bedrionkoj, o ne čia. Kažkada pirkau kadarką, kur dariau šitą troškinį su to vynu. Ir paskiau jo liko ir paragau, buvo labai skanus kadarka. Tai greičiausiai važiuoju Bedronką ir nusipirksiu kadarkos, jeigu Andrius manęs neapgaudinėja, nes aš neatsimenu, kur pirkau. Gustė ieško likeriukų. Bedronkų po 20 kelių. O čia perkasi Gustė. Draugiai. Tai čia mūsų čekis, mes pirkome 12 butelių Bosko šampano, tai sumokėjom 197 zlotus 88 grošus, tai 47 eurai. 12 butelių te kainavo. Tai principė butelis Boskos gavosi 3,90 €, tai žymiai pigiau negu Lietuvoje, nes Lietuvoje 5,5, jeigu akcija, tai už 5 gali nusipirkti. Na, dabar jau važiuojame į Bedronką, kuri jau va čia šviečia mums. Bananai brangus, 7 zlotai beveik, tai pas mūsų akcija pigiau, man atrodo. Ne? Žodžiu, vaisių neapsimoka pirkti nei daržovių ir einam prie mėsos. Nu, aš tai mėgstu tokius papigučius, tai žiūrėkit, pasimsiu kivinių. Jie kainuoja iš tikrųjų po zlotą 7,9 šitie jogurtai. Kiviniai braškinių pasimsiu ir ananasinių. Tai pasiėmiau jogurto 8 indelius po 50 centų, jie gaunasi. Tai renkasi mano šeimyną sviestą. Sviestas iš tikrųjų čia pigiau gaunasi. Gustė perka savo, nes jinai daug kepa pyragų. Va, į tą atskirą dėk. Andrius dabar mums dar paims sviesto. Tai 12 gausis po vieną, šiaip 20.
Tai čederio 200 gramų kainuoja 2 eurai su kapeikom. Aš mėgstu čederio sūrį, pasipjausti triobolio, iš tikrųjų skanu. Paėmėm 2 mozarelos, nes mes juos irgi valgome dažnai ir prie visur. Losos filė kilogramas. Negali būti čia. Kilogramas 57,90. Vištienos filė 22 zlotai vištienos filė kilogramas, tai gaunasi 22, 4,50. 4,30 filė kilogramas. Žiūrim galiojimo laiką. Iki Liepos 2, ne taip ilgai galioja kameras, įdėsim 2 pasimkim, užteks gal. A ne? Žodžiu, pasiėmėm lašišas. Dar labai papigiai, nes baigėsi iš poros dienų, tai va irgi įsidėsiu kamerą. Dabar net nepasakysiu kainas kiek, bet kilogramas ten apie 10 eurų dabar su akcija. Šitą mes pirkome, labai skani arbata, tai imk 3 tada. Jeigu 3 imi, tai kainuoja apie euriuką. Šitas pakelis, tai mes ją gėrėm kažkokiam bute buvo. Tai nesvarbu. Tai ta pati, tas pašam arba granatų, nesvarbu. Tam daug granatų, nežinau, skalinės. Šitai paimti. Gerai. Tai paimėm 1 granatų, 2 passion fruit. Tiskė. Tiskė, kiek čia kainuoja? 8 plus 8 po zlotą šiam 4 gaunasi? Gausis 1, jau 16. Jo, tai po 50 centukų principė. Dar net mažiau. Nu. Tai paimsim alaus kartais, atvažiuoja draugų pavaišinti. Taip, patikrinsiu dabar kavą, aš irgi nelabai suprantu tų kainų, čia kavos, tai brangios kavos, sako Andrius iš karto, tai tada nežiūrim kavos. Servetėlių gal drėgnų, jeigu čia pigiau norėčiau. Kokia graži spalva. Labai gražus. Wow. Nėra pas mus iš tikrųjų pirkti gelinių leidistikų. Anglijai pirkdavau labai fainė būdavo geliniai leidistikai, reikės prašyti Justės, kad parūpintų man. Va, cukraus prisimk, čia tau pigiau jaučiu. Nesigauna nei po 50 centų, tau apsimoka, kai tu kepi. Šopinasi Gustė irgi va. Kokia šeiminiška piragų piragėlių bus, žinokite, Instagram'e pase. Tai pridėsiu jos Instagram'ą, pasekite. Žodžiu, drėgnos servetėlės mūsų minkštajai, kad būtų miela ir malonu. 8 zlotai kainuoja 3 vienetai, tai 2 eurų nekainuoja. O mums 2 paimk, tai tikrai mažiausiai. Mums, žinote, jau mūsų vis tiek užpakaliukai pagyvenę, norisi to švelnumo, minkštumo, kad būtų fainai. O jei rimtai, tai iš tikrųjų labai patogu. Paimk. Nes mes po pusantro praktiškai gatvės mokėjome. Jo, o jei rimtai, tai jokiais žiauriai patogu, ypatingai merginos, kurios nešioja stringus ir panašiai, tai supraskite, šiaip visiems patogu, jo, ir vaikinam. Nes vyrų užpakaliai, sakė, dažnai būna plaukuoti, irgi labai patogu. Žodžiu, pirkau šitą su citrina valymo servetėlės, tai dabar galvoju, visos 3 kainuoja 19 zlotų. Kainuotų jo, bet kai perki 3, tada vieną nemokamai gauni, Andriu. Taip, o jeigu perki 3, tai iš viso 19 zlotų. Šitaip paimė. Nu tai imk. Šitaip gauni. Taip, reiškia. Aš matai, man reikia suprasti tas kainas. Nes jeigu būtum Jo, žodžiu, turi imti 2 pokus, kad gautum tą akciją. Va čia va Gustės skyrius, tu jau užsipildį, žinokite. Žodžiu, Evelyn kremą nusipirkau su hialuronu ir alijošum, tai nepilnai 4 eurai akcija. Mes dabar tyrelių pasižiūrėsim, kaip čia kainuoja jos. Jo, jos čia žymiai pigiau. Žymiai, palauk. Va, 2,89 kainuoja. 4 turėjau. Tai mes gimsim vis tiek, žiūrėk, apelsinų, pavyzdžiui, aš tikrai. Čia kas, persikai? Ne, čia persikai. Tai čia persikus paimė. Apelsinų? Parodyk. Jabloko paimė. Čia jabloko. Nu gerai, tada imsiu šitą. Jabloko banančią prašytą, nesuprantu. Prie tos mango matau. Jo, tai kiek 9. Imti? Jo. Čia irgi ne mango. Mango. Obuolys. Mango tai gali daugiau paimti, skanus labai. Kitiem nėra akcijos. Žodžiu, pasiėmėm tokį trelių, kai greitai norisi kažko užkasti truputėlį. Nu, dabar einu ieškoti savo vyną, užmiršau, kaip jis vadinasi, kadarka.
Štai vaisai. Kadarka litras kainuoja 10 eurų. 10 zlotų. Tai jeigu galit įsivaizduoti, nei 2 su biškio eurų. Tai šitas buvo labai labai skanus. Aš jo ir imsiu. Nes aš jį kažkada pirkau mėsai kepti, kad nebūtų gaila troškinti. Pas mane, tarp kitko, galite pasižiūrėti tik tokią. Yra receptas su šitu vynu. Ir kažkaip jo buvo likę ir paragavus, tai nuostabiai skanus. Dedasi Gustė ant prekystalio viską, ką jinai čia pirko. Dabar žiūrėsim, kiek jinai sumokės. Tai pas ją čia kas yra. 4 sviesto, kapsulės, 2 vyno, tualetui 2, vištienos O3, 1 filė ir porą pietelių, pienas alpako, užpakalį valytis, dar kažkoks tais matša ir cukrus. Netiek čia ir daug pas tai iš tikrųjų bus. O čia jau kraunamės mes su Andrium, tai biški buteliukų normaliai žiūriu. Žmonės tipo negeriantis. Šopinasi mano pana. Ką ten jai primušti dar neaišku, bet viską rodžiau, ką jinai pirko ir pasižiūrėsim, kiek jai viskas kainuos. 238 apie 50 eurų, apie 50 keli, man atrodo. Ten 5 eurai? Ten 5 eurai visą tai kainavo, sakyčiau, labai pigiai. Labai pigiai. Nu, dabar jau pradeda skanuoti mūsų visus prekes, tai čia bus alaus, kiek 6, 18 net skardinių. Vyno, žodžiu, aš paėmiau 6 butelius savo, 4 balto, 2 raudono, Andrius pasiėmė porą likerio, 6 pokai servetėlių valymo, universalių, 1, 2, 3, 9 pokeliai servetėlių, užpakalį valyti po 3 arbatos, 2 pokai filė vištienos, nu, visokių tokių dalykų, nežinau. Dar lašišos, dar jogurtai. Tai pažiūrėsim, ką jis čia susimokės. Mozzarella, porą pakelių, čederio sūrio, žinoma, sviesto 4 pokai ir 8 indeliai jogurto. 389, tai apie 80 eurų pagal mane, dar reikėtų pasiversti, aš vėliau paversiu. Tai žodžiu, pilnas šitas vežimas kainavo mūsų su Andrium prekės 92 eurai ir Gustės 55 eurai. Tai mes su Andrium iš tikrųjų nemažai čia alkoholio, 18 butelių, 18 skardinių alaus ir 6 buteliai vyno ir 2 buteliai likerio, jau vien tai kiek kainuoja. 4 pakeliai sviesto, mozzarellos porą pakelių, čederio, vištiena, visokių tokių dalykų. Tai manau, kad visai gerai ir apsipirkome. Bandom susigrūsti. Na ką, apsipirkom 120 km ir mes jau namuose. Tai ką tik išleidom jau Gustę namo ir dabar pajudam patys, tai dar važiuojam iki draugės, ten yra mūsų siuntiniai palikti. Tai pasimsim siuntinukus, jau net liežuvis pinas iš tikrųjų jaučiasi nuovargis. Tai pasimsim siuntinius ir keliausim iki namų. Dar šiandieną turiu ir padirbėti, iš tikrųjų, blakstienų praauginimą 8:30 ateis klientė. Tai, nu, žodžiu, pailsėsim, kai numirsim, vadinasi, ar ne? Tai nėra ko skųstis, aktyviai praleistas laikas, irgi laikas, ir geras laikas buvo. Tai mes jau Kaune, pagaliau. Na, dabar truputėlį Kauno vaizdų, tai šiuo metu važiuojame Europos prospektą. Europos prospektas čia deda Veiverių plentas. Prašau, Europos prospektas eina skersai, jo? Veiverių plento, Leksotė. Ir važiuoti mums reikia iki Vilijampolės. Čia panašu iš tikrųjų, kad sugedo šviesoforas. Žodžiu, visiems raudona, motoroleriais buvo važiuoti, pravažiavo porą mašinų. Iš priekio visiems raudona ir čia visiems raudona. Visom pusėm nepraleidžia nieko.
Turit skambinti gatvę apšvietimą. Skambinkite informaciją 1588. Supratau, gerai, ačiū. Viso gero, prašom. Tai nuo pusėje upės matosi jau Kauno senamiestis po truputėlį. Dar viena. Tai va, dabar kertam Aleksoto tiltą. Ten matome Vytauto bažnyčią ir Rotušės bokštus. Atrodo. Ir sukomės į Karaliaus Mindaugo, aišku, gatvę. Mūsų Birštono gatvė, biškį parodau dabar. Langas gal nelabai švarus, bet nu. Yra kaip yra. Po ilgų kelionių švarių langų nebūna. Aš kaip koks Kauno gidas. Dabar sukamės į Šventos Gertrūdos gatvę, kuri veda link centro, bet mes jau važiuojam nuo centro dabar kryptim. Mes sukamės į Vilijampolės tiltą, Vileišio tiltas, man rodo, šia vadinasi. Ir važiuojame jau dabar mes pro Nerį. Prieš tai važiavome pro Nemuną, dabar jau važiuojame pro Nerį. Ir šitas Vileišio tiltas jungia senamiestį su Vilijampole. Tai pervažiavus tiltą mes atsidurime jau Vilijampolėje. Dabar pravažiuojam veterinarijos akademiją, kur visi mūsų studentėliai, kurie taip myli gyvūnus, mokinasi iš amato. Atsidurime Kalnų gatvę, dar parodysiu iš tikrųjų namą, kuriame kažkada senai gyvenau ir gimdžiau savo sūnų, tai va čia va gyvenau už šitos tvoros. Ir viskas. Čia beje Naujakurių kalnas, čia mano tėvelio gimtieji namai pakalniai. Tai galutinis mūsų kelionės tikslas - namai. Ir laikas jau atsisveikinti su jumis. Iš tiesų, mums liko vos keli metrai iki namų. Tai noriu pasakyti ačiū, kad žiūrėjote. Ir iki kitų susitikimų. Nepagailėkite laiko ir komentaro. Brangieji, keliaukite, mėgaukitės gyvenimu ir nestabdykit savęs. Gyvenimas tik vienas duotas, todėl imkite iš gyvenimo viską pilnom saujom. Ir iki kitų pasimatymų.